Dabar aplankykim buvusio top 10 filmo filmavimo aikštelę. Saulėlydyje mergina pamilsta gražų ir charizmatišką vampyrą. Filmas sukurtas pagal Stefanės Meyer bestsellerį. Rašydama tą romaną, knygą mačiau mintyse kaip filmą. Tikrai norėjau, kad ją ekranizuotų. Atrodo gerai. Žmonės svajoja apie šią knygą. Tai pirmoji mūsų filmavimo diena. Išsirinko pačias sudėtingiausias dekoracijas. Nėra nei vieno lengvo kadro. Man patinka. Sveiki atvykę į Saulėlydį. Belos ir Edvardo santykius apibrėžia tas faktas, kad jis vampyras, o ji ne. Žinojau, kad jam jie atrodo labai trapi. Atrodo, kad jis nori mane nužudyti, bet įdomu, kad jai tai patinka ir kažkodėl jos negazdina. Ji jam kaip muilo burbulas. Jis žino, kad užtektų vieno netinkamo piršto truktelėjimo ir jis ją lengvai nužudytų. Jiedu mirtų vienas dėl kito. Jis jai parodė svarbiausius dalykus, kuriuos gali padaryti vampyras. Ir dabar jas gali žaisti savo galiom. Man visada patiko superherojai. Man tai visada atrodė šaunu. Žinau, kad komiksus ir superherojus mėgsta vaikai. Tikiuosi, jiems patiks tas filmo aspektas. Daktaras Carlyle'as Cullinas yra vampyrų sąlygio tėviška figūra. Aš vaidinu Esme Cullen. Aš ištekėjusi už Carlyle'o Culleno daktaro. Turim didelę šeimą. Jie visi gyvena mažame Forkso miestelyje. Jie bando gyventi kaip žmonės. Ji Edvardo sesuo. Ji turi gerą nuojautą, taigi ji mato ateitį ir tai fantastiška. Jasperas sugeba visus nuraminti. Kai namas pilnas vampyrų, kurie stengiasi nevalgyti žmonių, kyla visokių gyvuliškų polinkių, taigi Jasperas sugeba juos nuraminti. Vienu žodžiu, saugotojas. Jis visų Cullenų vyresnis brolis. Rosalie apibūdina kaip gražiausią žmogų pasaulyje. Sunkiai užduotis. Mes vampyrų pasaulio įsigimėliai. Jamesas tinka Saulėlydžio istorijai, nes jis medžiotojas. Jis medžioja žmonės su savo dviem bendrais. Viktorija yra viena iš 3 klajojančių vampyrų, kuriuos jūs sutinkat per kelionę ir saugotės. Dabar filmuosim sceną, kurioje mūsų trejulė randa kitą auką. Gal iš alkio, gal dėl to, kad Jamesui patiko jo odinės striukiai, nežinau. Mes truputį iš jo pasityčiom, paskui jį apvagiam ir suryjam. Einu. Ruošiamės valgyti žmonės. Man labiausiai patinka kovos scena, jei nepaprasta. Smagu vaidinti vampyrą. Štai kaip žudomi vampyrai. Dievinu savo darbą. Labai džiaugiuosi. Mums negana, kad tai tiesiog gera ir linksma meilės istorija apie vampyrus. To negana. Norim, kad viskas būtų tikroviška. Kaip rašytoja tikiuosi, kad žmonės nueis į filmą ir norės sužinoti daugiau lygint su knyga. Pajus tos pačius jausmus, kurio žmonės jaučia perskaitę knygą. Norėčiau, kad žiūrovai išeitų pamėgę Belą ir Edvardą. Tai puikiai istorija apie vampyrus. Meilės istorija. Kam tai gali nepatikti? Šiandien nužudysim keli žmonės.